Rugsėjo 1 rytą nešini margaspalviais gėlių žiedais į Kauno gatves pažiro moksleiviai. Miesto mokyklų duris šiemet pravėrė 45 600 mokinių. Tiesa, tai 1,5 tūkstančio mažiau nei pernai. Nedrąsiai spausdami tėvų rankas susipažinti su mokytojomis atskubėjo 2580 pirmokų. O jau po pietų jie visi rinkosi į Rotušės aikštę, kur mažųjų mokinukų laukia įspūdinga šventė. Šventė būsimiems pirmokams. Aplankyti apsimoka. Mokslo ir žinių diena. Poilsiauti jau gana. Čia vaikai šėlo su pasakų personažais, fotografavosi su didžiosiomis lėlėmis ir noriai dalijosi mokykloje patirtais įspūdžiais. Patiko, man patinka mokintis, taip toliau. Labai patinka. O kaip mokytoja? Mokytoja irgi labai faina, gera. Iš pradžių buvo šventė, o paskui nuėjom į klasę ir sakė, įduosiu knygelės ir tada turėsit namuose namų darbų. Dar nežinau, su kuo sėdėsiu, bet labai patiko mokyklai, nes man pirmą kartą mokyklai, tai labai noriu eiti mokyklą. Tačiau dar prieš šventę į Rotušės aikštę atskubėjusių pirmokų ir jų tėvų nuotaiką pritemdė vyresniųjų klasių mokinių įžūlus elgesys. Visų akivaizdoje ir merginos, ir vaikinai prisistatinėję abiturientais drąsiai gurkšnojo šampaną ne tik iš taurių, bet ir tiesiai iš butelio. Tokį vaizdą išvydę politikai suskubo aiškintis, kurios mokyklos auklėtiniai išdrįso taip elgtis. Iš tikrųjų labai skauda širdį, kad mūsų mokinių tarpe yra būtent šitokių mokinių. Bandžiau išsiaiškinti, kokia tai mokykla, bet vairuotojas man neišdavė, sakė, kad tai yra paslaptis, bet tikrai aiškinsimės, tikrai žiūrėsim ir būtinai susisieksim su tėvais, kad jie žinotų, kaip elgiasi jų vaikai. Šventės dalyviai kreivai stebėjo ir vyresniųjų klasių moksleives prabangių limuzinų atvykusias beveik prie pat Rotušės vartų, nors čia visur bėgiojo energiją trykštantys pirmokai. Aikštės prieigose taip pat buvo matyti alkoholiniais gėrimais besimėgaujantys paaugliai.